Kauno rajonas – viena didžiausių ir tankiausiai apgyvendintų Lietuvos savivaldybių, įsidėstęs aplink Kauno miestą, pačioje šalies širdyje, lengvai pasiekiamas, nes čia kertasi svarbiausi automobilių keliai ir geležinkeliai, lėktuvus pasitinka ir palydi tarptautiniai oro vartai Karmėlavoje. Tai kraštas, per kurį savo vandenis plukdo 3 didžiosios Lietuvos upės – Nemunas, Neris ir Nevėžis. Jų galę papildo tyvuliuojančios Kauno marios. Beveik trečdalį Pakaunės krašto teritorijos užima miškai. Neabejingas naujovėms ir šiuolaikinio gyvenimo kokybei, Kauno rajonas sparčiai urbanizuojamas. Greta tvarkomų senųjų gyvenviečių kyla modernūs gyvenamieji kvartalai. Plečiasi laisvalaikio, sporto ir sveikatingumo zonos, kuriamos naujos erdvės mažiausiams, formuojame šiuolaikinė švietimo, kultūros bei socialinių paslaugų infrastruktūra. Ypatingas dėmesys skiriamas krašto senjorų poreikiams ir pagalbai tiems, kam jos labiausiai reikia. Pakaunėje noriai kuriasi jaunos šeimos, didėja bendruomenių aktyvumas, o pagal išduodamų statybos leidimų skaičių Kauno rajonas yra vienas iš pirmaujančių Lietuvoje. Pakaunės krašto žmonių gyvenimo trukmė beveik 2,5 metų ilgesnė už Lietuvos vidurkį, mažesnis bendras sergamumas, kūdikių mirtingumas, kiti sveikatos rodikliai. Rajonas aktyviai dalyvauja sveikatą stiprinančių regionų tinklo veikloje. Daug dėmesio ir lėšų skiriama kuriant palankią aplinką ir ugdant sveikos gyvensenos įpročius. Pakaunės kraštas pasižymi itin sparčia verslo zonų plėtra, darbo vietų kūrimo tempais ir užsienio investicijomis. 2015 metais naujų įmonių steigimosi skaičiumi Kauno rajonas net 10 kartų viršijo Lietuvos vidurkį. Verslui skirtas erdves Kauno rajone ypač pamėgo logistikos, transporto, pramonės ir agroserviso įmonės. Žinomos kompanijos kuriasi oro uosto kaiminystėje esančioje Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje. Sparčiai plečiasi ir logistikos parkas Ramučiuose, o didieji agrokoncernai telkėsi prie pagrindinio šalies greitkelio esančiame Kumpių kaime. Verslas sparčiai vystosi Garliavos, Ringaudų, Babtų ir kitose seniūnijose. Rajone klesti šiuolaikiniai žemdirbių ūkiai ir inovacijomis pasaulyje garsėjančios įmonės Elinta, Garlinta, Akonitum. Investuoti Kauno rajone verslininkus skatina patogi geografinė padėtis, puikus susisiekimas, kvalifikuotos darbo jėgos potencialas ir savivaldybės vykdoma palanki mokesčių politika bei geranoriškas požiūris į verslą. Gilias tradicijas Kauno rajone turi žemės ūkis ir miškininkystė, tvirta mokomoji bazė, rengiant įvairių ūkio sričių specialistus. Rajone veikia vienintelė šalyje aukštoji žemės ūkio mokykla – Aleksandro Stulginskio universitetas, Babtuose įsikūręs Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, Girionės garsina Lietuvos miškų centras ir didžiausias šalyje peizažinis parkas. Aleksandro Stulginskio universitete kiekvieną pavasarį žemdirbiai kviečiami į didžiausią Baltijos šalyse parodą Ką pasėsi, o rudenį šurmuliuoja miškininkystės, medžioklės ir aplinkos tvarkymo technikos paroda Sprendimų ratas. Nuostabi Kauno rajono gamta vilioja turistus ir aktyvaus laisvalaikio mėgėjus, todėl kraštas dažnai vadinamas žaliuoju Pakaunės smaragdu. Čia galima įkopti į 22 piliakalnius, aplankyti šimtmečius skaičiuojančias gyvenvietes, tarpukario kurortus, Kulautuvą ir Kačerginę, susipažinti su istorijos ir kultūros paveldu, grožėtis gamtos stebuklais 3 regioniniuose parkuose ir 15 draustinių. Žaliojo turizmo mėgėjams abiejomis Nemuno pusėmis jau driekiasi dviračių takai. Ateityje dviračiu bus galima nuvažiuoti nuo Kauno senamiesčio iki Kulautuvos ir persikėlus per Nemuną grįžti atgal kairiuoju krantu per istorinį Zapyškį ir Kačerginę. Mažai Pakaunės turizmo žiedą ties Zapyškiu ir Kulautuvą sujungs lyno keltuvas per Nemuną. Laivybos sezono metu rajone populiarios kelionės upėmis. Mažieji turistiniai laivai gali švartuotis Kačerginės, Kulautuvos, Raudondvario ir Zapyškio prieplaukose.
per Nemuną ties Vilkija veikia vienintelis Lietuvoje upių keltas. O jeigu norite įsimaudyti tikroje pelkėje arba įkopti į dirbtinę uolą, tada jums reikėtų atvykti į Jiedagonius. Pakaunėje susipina kelios Lietuvos tarmės ir kultūrinis palikimas. Tradicinės šventės vienyje čia gyvenančių žmonės ir džiugina svečius. Kiekvieną pavasarį Zapyškyje rengiamas tarptautinis aitvarų festivalis. Kulautuvą garsina dainuojamosios poezijos festivalis Akacijų alėja bei rajono dainų ir šokių šventė. Raudondvarėje švenčiama Valstybės diena, vyksta vasaros kino festivalis, muziejų naktis, derliaus šventė Rudens sambariai. Obelinėje rasite jaukią gamtininko Tado Ivanausko sodybą Bernatonių kaime, unikalų Juozapo Liekio technikos muziejų, o Jiedagoniuose rengiamos tarptautinės šunų kinkinių varžybos. Pakaunės kraštą garsina rajono moterų krepšinio komanda Hoptrans Sirenos, Garliavos rankininkės, jojikai, imtynininkai, šaudymo sporto meistrai. Didžiųjų Lapių kaime veikia golfo aikštynas, automobilių sporto aistruoliai susitinka prie Kačerginės, vienintelėje Lietuvoje žiedinių lenktynių trasoje Nemuno žiedas. Kauno rajono savivaldybės pastangas įvertino ir ekspertai, Laisvosios rinkos instituto specialistai, sudarydami šalies savivaldybių indeksą, Kauno rajoną per pastaruosius 5 metus net 4 kart pripažino geriausiu tarp 54 Lietuvos savivaldybių už pasiekimus švietimo ir socialinės apsaugos srityse, už ryšių su užsienyje gyvenančiais tautiečiais stiprinimą, o pastaraisiais metais ir už sparčiausią verslo plėtrą Kauno rajonas apdovanotas dar viena auksine krivole.